Viešpatie, mano Dieve, prie tavęs glaudžiuosi. Saugok mane nuo visų, kurie mane persekioja, ir gelbėk mane, kad jie kaip liūtai mane nusivilkę, nesuplėšytų į gabalus, nes nėra kas išgelbsti. Viešpatie, mano Dieve, jei tai padariau, jei kaltė suteršė mano rankas, jei piktu atsilyginau savo bičiuliui, bet pasigailėjau tų, kurie be priežasties buvo mano priešai. Tai te persekioja mane priešas ir te pagauna, te sutrypia mano gyvastį su žemėmis ir te sumaišo mano sielą su dulkėmis. Sela. Viešpatie, pakilk įniršęs, užstok mane nuo priešų šėlsmo. Mano Dieve, pabusk teismui, kurį esi paskelbęs. Tesibūrė aplink tave sueiga tautų, o tu viešpatauk joms iš aukštybių. Viešpats teisia tautas. Mane, Viešpatie, teisk pagal mano teisumą, atsižvelgdamas į mano nekaltumą. Nedorėlių kėslams padaryk galą, o teisų jį sustiprink. Tu ištiri mūsų mintis ir norus, o teisusis Dieve. Dievas mano skydas, gelbstintis doros širdies žmonės. Teisus teisėjas yra Dievas, Dievas, kuris gali kasdien bausti. Jei žmogus nepakeis savo elgesio, Dievas galas kalavėje, įtemps lanką, paėmęs strėlę, parengs prieš jį savo mirtinus ginklus ir ugningas ietis pavers savo strėlėmis. Štai kaip nedoras žmogus su mano pikta, užsigeidžia kenkti ir pagimdo apgaulę. Jis iškasa duobę, dar pagilina ją ir pats įpuola į savo iškastą duobę. Jam ant galvos grįžta jo piktumas, jo smurtas krinta jam ant pakaušio. Dėkosiu Viešpačiui už jo teisumą, giedosiu šlovės giesmę Viešpačiui aukščiausiajam.